Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica ir šiandieną vėl iš rubrikos Kaip gražiai kalba žodžiai. Ir šiandien aš vėl kimbu prie žodžio. Mes dažnai dvasingumo kontekste, seminaruose, mokymuose mėgstam sakyti vedlystė arba vedlys. Aš visada save pristatau kaip mokytoja. Aš esu mokytojas. Dažna tai erzindavo pradžioje. Aš net nustojau gal naudoti šiandien tą žodį taip intensyviai, bet save aš visada matau kaip mokytoja ir save pristatau taip. Tai kuogi skiriasi tie du žodžiai? Jeigu mes paimsim paveikslais, po kiekvienu žodžiu mes sakėm, kad yra paveikslas, ar ne? Tai vedlys, tai nuo žodžio vesti, veda, už vadelių, vadelioja, vat visas tas šaknies ta apimtis yra tokia, tai yra vesti. Ką mes vedam? Vedame tą, kuris nemoka eiti, nepaeina, arba yra neįgalus, arba tą, kuris neįgalus eiti pats. Jeigu aš sakau, kad aš mokytojas, tai aš mokau. Mokytojas, kaip ir mokyklai, jis davė instrumentą ir paleido eiti žmogų patį, nes dieviška kiekvieno žmogaus prigimtis yra kūrėjo prigimtis ir jo vesti negalima. Jį reikia duoti jam instrumentą ir duoti meškerę, daug kas sako, ir išleisti į gyvenimą. Jeigu mes pasižiūrėsim, kaip tai gražiai skamba žodyje ir atitinka kokį skaičių, tai vedlys yra 15. Jūs turbūt daug žinot iš mano video apie 15. 15 tai yra priklausomybės. Todėl vedlystė ir yra labiau, kad ilgai su tuo žmogum būti arba jį už rankos laikyti. Jeigu mes kalbam apie daugkartinius seansus, va tai yra vedlystė. Aš niekada jiems nepritariau, todėl kad žmogus turėtų eiti pats. Ir šiandien iš daugelio žmonių aš netgi girdžiu, kad pas psichologą tu negali ateiti vienam seansui. Tu turi pirkti paketą, kuris susideda ten iš tiek arba iš tiek seansų. Iš žmogaus atimama galimybė pačiam spręsti. Tai ir yra vedlystė blogąja prasme ir skaičius 15 atitinka būtent taip. Kas yra mokytojas? Mokytojas yra 21, gražesnio pasaulio kūrimas, tai yra toks apimties ženklas, toks kosmopolitinis apimantis visumą, pasaulio kūrimo mechanizmą. Ir todėl šiandien kimbu prie žodžio vedlys arba vedlystė. Mes turim eiti patys. Išmokti ir eiti. Išmokti ir eiti. Išmokti galim ne tik iš mokytojų, iš savo patirčių, iš savo klaidų, iš savo aplinkos pavyzdžių, bet eiti mes turim patys. Tai tebūnie mokytojai. Ačiū.